Klausau. Labas, Ieva. Labas. Tau skambina Ivas. Aha, supratau jau. Ar galėčiau užduoti tau kelias klausimus? Taip. Tai pirmasis klausimas tau. Ką manai apie anekdotus apie blondines? Apie blondinės gali vieną pasakyti šiaip tai. Nu, aš norėjau klausti, bet gali pasakyti pati. Gerai. Gerai. Na gerai, pasakysiu trumpai čia. Eina blondinė ir žiūri, kelias įsišakoja dvi pusės. Vienam parašyta gražiom, kitas protingom. Ir taip atsidūsta blondinė ir sako, nors persiplėšk. Aha. Viskas. Aha, į kurią pusę eitum? Tu? Irgi nežinočiau, šiaip persiplėšti reikėtų. Gerai, kitas klausimas tau. Gerai. Kaip manai, kas yra jaunimo informavimas? Jaunimo informavimas? Taip. Nu tai turbūt toks dalykas, kuris informuoja jaunimą, ta prasme. Gerai, ačiū už atsakymą. Kitas klausimas. Anonsuok, kas vyks šią savaitę Utenoje. Žinau, kad kažkoks... Nemuši skaičiuoju, josai naujienlaiškį. Nu. Nežinau. Žinau, kad kažkoks vyks penktadienį, lyg kažkoks vaidinimas, nevaidinimas, kažkoks spektaklis. Aha. Lyg ir. Tada, tai taip prasme buvo, ar jau yra tie susiplanuok savo dienotvarkę, kaip ten planavimas dienotvarkių ir panašiai. Aha, jo, supratau, kas dar? Aš ten dar skaičiu, bet kažkaip neužkrito man jie. Gerai, ačiū už atsakymą. Tada, ką veiki kiekvieną ketvirtadienį nuo 19 valandos? Klausau radijo laidos. Kokios? Utenoje nieko nevyksta. Ir paskutinis klausimas tau, pasakyk savo vardo ir dar 3 žodžius, kurie išreikštų tavo norą tapti radijo laidos Utenoje nieko nevyksta vedėja. Savo vardą Ieva. Ir 3 žodžiai. Kurie išreikštų? Tavo norą tapti Utenoje nieko nevyksta radijo laidos vedėja. Ką čia sugalvojus, belia kokius žodžius? Nu taip, 3 žodžius, bet žinok jau limitą beveik viršį, nes pasaky. Tai gerai, 3 žodžiai, greit. Būtų žiauriai faina. Ačiū.